prezentaciją vesiu aš. Iš karto noriu pasakyti, kaip ir Petras sakė, kad tai ne Forexas, ne indėliai, ne žaidimai biržoje, ne kažkokios virtualios akcijos, o realus auksas ir realus pinigai. Apie auksą iš jų daugiau nebesiplėsiu. Visi puikiai žinom, kad tie, kas turi aukso, tie yra turtingi žmonės. Ir tiems, kas turi aukso, tai atneša patikimumo, stabilumo plus papildomas pajamas. Ir aukso vertė visuomet kyla. Ir tie, kas užsiima aukso verslu, yra turtingi žmonės ir sveiki atvykę į būtent aukso verslą. Taigi, visą tai mes darome, auksą uždirbame pasinaudodami Global Interpol internetinę parduotuvę. Pasaulinėje ir europinėje rinkoje parduotuvė yra nuo 2010 metų. Nuo 2015 metų parduotuvė valdoma, priklauso ir kontroliuojama anglų kompanijos Global iGold, turinčios ofisus Jungtinėje karalystėje Londone ir Ciuriche Šveicarijoje. Ir parduotuvė specializuojasi fizinio investicinio aukso luiteliuose pardavime žymiausių pasaulio gamintojų nuo 1 iki 100 gramų. Tai yra 1 gramas, 2 gramai, 5 gramai, 10 gramų, 20 gramų, uncija arba 31 gramas, 50 gramų ir 100 gramų. Na, o gamintojai tai yra vokiečių gamintojas Geriausas, šveicarų gamintojas Argo Kereus, Unicosterix, tai yra austrų gamintojas, austrų monetų rūmai ir PEM Australijos monetų rūmai. Aukso luiteliai, kaip ir matot, nežinau, ar visi čiupinėjo tą auksą, kaip mūsų atrodo. Tiesa, dar noriu paklausti, kiek čia yra naujokų? Smagu. Tai aš Smagu, tai aš per rankas perleisiu visiems, kad pačiupinėtumėte ir pasižiūrėtumėte, kaip atrodo mūsų auksas. Aukso luiteliai yra numeriniai, specialiai laminuoti ir sertifikuoti Londono tauriųjų metalų asociacijų. Ir mūsų klientų jau yra virš milijono, virš 200 šalių. Na ir veikliems, ambicingiems žmonėms, tiems, kurie siekia aukštos gyvenimo kokybės ir didelių pinigų, kompanija siūlo susikurti būtent nuostabias karjeros galimybės ir nuostabų tarptautinį prestižinį verslą. Taigi, kaip ir minėjau, tai yra internetinė aukso parduotuvė ir kiekvienas mes esame klientai. Taigi, ką mes turime padaryti, jeigu mes norime auksą užsidirbti? Kiekvienam iš mūsų, nesvarbu, ar tai būtų fizinis ar tai juridinis asmuo, kompanija siūlo 3 galimybės. Pirmoji galimybė, ką siūlo kompanija, tai yra investavimas. Ką tai reiškia? Labai paprastais žodžiais papasakosiu. Noriu paklausti, jeigu prieš 10 metų mes būtume turėję 10 000 eurų ir laikytume banke, kas galėtų pasakyti, kiek šiandien dienai turėtume pinigų? 5 000. Turėjom 10 000, padėjai bankę, procentam tai 5 000 pabrango, tai 15. Ar 5 beliktų? Nu, aš kaip ir sakau, geriausiu atveju turėtume 1000 eurų, neskaitant, tai yra 11 000, neskaitant infliacijos. Jeigu mes tuos 10 000 eurų būtume už juos nusipirkę auksą, aš kaip ir sakau, grafikas parodo daug daugiau negu 1000 žodžių, tai šiandien dienai mes turėtume ne 11 000, o plius minus 50 000. 50-55. Ir grafikas rodo, kad 10 metų laikotarpyje aukso kaina kito nuo 400 iki 1200 eurų už unciją. Tai viena iš galimybių investavimo iš siūlo kompanija. Antra galimybė, ką siūlo kompanija, tai galimybė auksą užsidirbti. Ir čia yra sukurta bonusinė programa, kurioje yra 15 viečiai stalai ir 7 viečiai stalai.
Ir čia mes auksą galime užsidirbti. Na ir trečioji galimybė, tai yra visiškas pasyvas, tai yra lyderių programa. Tai šiandien mūsų tema bus, aš nepasakosiu, kaip investuoti į auksą. Manau, apie investavimą jūs galėtumėt net ir patys papasakoti. Net ir daugiau, ir mane paimokyti galėtumėt. Šiandien aš papasakosiu, kaip mes auksą galime užsidirbti. Na ir jeigu bus įdomu, galėsim šiek tiek užsiminti apie lyderių programą, kaip mes auksą galime jau uždirbti pasyvias pajamas iš aukso. Taigi, pradėsiu aš nuo Arborheriaus programos. Kodėl būtent nuo šitos? Todėl, kad ši programa yra veikliems energingiems žmonėms, kurie nori greitai uždirbti pinigus. O būtent laikas yra pinigai ir mes visi norime uždirbti greitai. Taigi, užsisakome rinkinį Arborheriaus. Toks rinkinys kainuoja 7000 eurų. Vos tik tai mes užsisakome tokį rinkinį mes galime apmokėti pilnai ir visi sekantis mūsų užsakymai yra užskaitomi bonusais, arba mes galime sumokėti dalinį apmokėjimą, tai yra 15% mūsų užsakymo vertės. Vos tik tai mes užsisakome šitą rinkinį, mums yra išrašoma sąskaita. Sąskaitoje yra nurodoma, kad mes pasirašėme užsakymą 7000 aukso rinkiniui, 7000, ir nurodo, koks yra mūsų pradinis įnašas. Tai yra 15% mūsų užsakymo vertės. Vėlgi, perleidžiu per rankas pasižiūrėti, kad matytumėt, kaip visą tai atrodo. Apmokėti galime bankiniu pavedimu, apmokėti galime Visa Mastercard kortelėmis, galime apmokėti kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Ir vos tik tai mūsų apmokėjimas nueina į kompaniją, ar tai dalinis, ar tai visas, mūsų užsakymas pradedamas vykdyti. Užsakymų apskaita yra vedama užsakymų lentelės. Mūsų užsakymas susideda iš 2 užsakymų lentelių. Būtent 7-viečių užsakymo lentelių. Ir vos tik tai mūsų pinigai pakliūna į kompaniją, mūsų užsakymas pradedamas vykdyti ir mes esame pastatomi į užsakymų lentelę į pirmą lygį. Šita užsakymų lentelė yra iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių žemesnieji lygiai arba šitos 3 vietos užsakymų lentelėje yra užimtos, laisvas užsakymų lentelėje yra tik tai pirmas lygis arba 4. Į šitą užsakymą, į užsakymų lentelę pakliūti gali tik tai žmonių esančių šitoje lentelėje užsakymai. Kiti arba atsitiktiniai užsakymai į šitą lentelę pakliūti negali. Kaip mes uždirbame auksą? Pildosi pirmas lygis. Vos tik užsipildė pirmas lygis, žmogus stovintis 3 lygyje gavo savo bonusinį apdovanojimą auksu, na, o mes persislinkome į 2 lygį. Kai mes esame 2 lygyje, vos tik užsipildė pirmas lygis, vėl žmogus stovintis 3 lygyje gavo savo bonusinį apdovanojimą auksu, lentelės kilo, mes atsidūrėme 3 lygyje. Kai mes esame 3 lygyje, vos tik tai užsipildė pirmas lygis, jeigu mes esame įvykdę sąlygas gauti bonusinį apdovanojimą, mes uždirbame 3000 eurų. Taigi, pusė užsakymo jau yra įvykdyta. Toliau, be jokio apmokėjimo mes krentame į 2 užsakymų lentelę. 2 užsakymų lentelė yra lygiai tokia pati vėl iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių vėl žemesnieji lygiai užsakymų lentelėje yra užimti, laisvas yra tik tai pirmas lygis.
Kuo skiriasi antroji užsakymų lentelė nuo pirmos? Būtinybės rekomenduoti ir kviesti naujų žmonių antroje užsakymų lentelėje nėra. Visas darbas buvo atliktas pirmoje užsakymų lentelėje arba pirmame cikle. Ir antroje užsakymų lentelėje būtinybės kviesti naujų žmonių nėra. Rekomenduoja, kviečia, greičiau pildosi. Ketvertukas, greičiau einam iš lygio į lygį, greičiau išeidinėjame į apdovanojimą. Neturim, nenorim, nerekomenduojam, pildosi. Ketvertukas. Ir taip mes einam iš lygio į lygį, tol, kol atsiduriam trečiame lygyje. Kai mes esame trečiame lygyje, vos tik taip užsipildė pirmas lygis, mes ir vėl išeiname į apdovanojimą. Apdovanojimas už antrą užsakymų lentelę yra 4000 eurų. Taigi, mes praėjome 2 užsakymų lenteles, uždirbome aukso už 7000 eurų. Pirma lentelė 3000, antra lentelė 4000. Taigi, mes uždirbome aukso už 7000. Noriu pasakyti, kad šitoje sumoje, tai yra šituose 7000 yra ir mūsų įneštas depozitas. Jisai niekur nedingo. Taigi, praėję užsakymą, mes uždirbame nustatus depozitą 5950. Mūsų pelnas yra 5950 eurų. Kaip ir kiekviena prekybinė organizacija, taip ir parduotuvė internetinė Global Interval uždirba nuo kiekvieno mūsų uždaryto arba užsakymo baigto. Ir kompanijos pelnas yra vėlgi 15%. Tai nuo kiekvieno užsakymo kompanija minusuoja savo 15% pelną. Tačiau šitų pinigų kompanija savo nepaima, o šitos pinigus kompanija atiduoda lyderiams. Tai yra žmonėms, kurie vysto šioje kompanijoje karjerą. Tada iškyla logiškas klausimas. Tai jeigu kompanija savo pelną 15%, kuris irgi prilygsta 1050, atiduoda žmonėms, kurie vysto čia karjerą, tada logiškas klausimas, iš ko uždirba kompanija? Kadangi parduotuvė yra internetinė aukso parduotuvė, jinai uždirba iš aukso pirkimo pardavimo. Nes čia kiekvieną kartą parduotuvė parduoda auksą, o mes kiekvienas perkam. Ir kompanijai to pilnai pakanka. Kaip ir minėjau, šiandien dienai kompanijos klientų yra virš 1 milijono. Tai paskaičiuokit, kiek kiekvieną dieną yra perkama aukso. Ir būtent kompanija uždirba iš to. Taigi, minusuoja 15% kompanijos pelno, tai mūsų grynasis uždarbis yra 4950 eurų. Jeigu mes skaičiuotume pelningumą, tai mūsų pelningumas yra 470%. Jeigu palygintume su tradiciniu verslu, kuris yra tradiciniu pelningų verslu, kuris neša 15-35% pelningumą, tai 470%, sakytumėt, nėra nerealūs pinigai. Tačiau iš tikrųjų, šią kompaniją suteikia tokią galimybę auksą gaunant 470% pelningumo. Įdomu? Man labai. Taigi, jeigu mes norime čia uždirbti ir toliau, tuomet praėjus užsakymų lentelę, mes, jeigu norime dalyvauti toliau, informacijoje šitą varnelę nenuimame ir tuomet iš mūsų antro užsakymo bus minusuotas naujas depozitas, tai yra 1050 eurų depozitas, ir mes vėl pasirašome naują užsakymą, vėl 7000 ir vėl uždirbinėjom. Kuo skiriasi antras, trečias, penktas užsakymas, jeigu mes reinvestavom? Būtinybės kviesti arba rekomenduoti nėra. Rekomenduojam, prašau, greičiau pildosi ketvertukas, greičiau išeidinėjom, einam lygiais, greičiau išeidinėjom į apdovanojimus. Nerekomenduojam,
greičiau, lėčiau, bet mes taip eisim iš lygio į lygį ir taip uždirbinėsim auksą. Tai štai taip mes galime uždirbti auksą arba Heraus programą. Tačiau sutikit su tuo, kiek žmonių šiandien dienai gali investuoti 1050. Pakelkime rankas. Nedaug. Sutikim su tuo ne tik man, tačiau ir kitiems žmonėms tas 1050 yra pakankamai didelė suma. Nieko baisiaus. Kompanija sukūrė ir kitą programą, kur žmonės, kurie neturi 1050, bet nori dirbti, yra galimybė ir sukurta programa, kad žmonės dirbtų ir kitoje programoje. Ir čia aš jau papasakosiu apie Heraus programą arba Goldset standart programą. Taigi, čia vėlgi tas pats. Kai mes norim užsidirbti auksą, mes vėlgi pasirašome užsakymą, vėl tiem patiem 2 užsakymų stalam 7 000 eurų. Tik tai prieš tai programa buvo ten 7-viečiai, už 7-vietės užsakymų lentelės, čia yra jau 15-viečiai stalai. Čia stalas susideda jau iš 4 lygių, iš 15 vietų ir šitoje užsakymų lentelėje šitos 7 vietos arba žemesnėje šitie lygiai 2, 3, 4 lygis yra užimti anksčiau startavusių partnerių, laisvas yra tik tai 1 lygis. Ką mes turime padaryti, kad mes atsidurtume užsakymų lentelėje? Mes turime įnešti depozitą. Čia depozitas yra 540 eurų. Pakelkit rankas, kas jau gali 540 eurų įnešti. Jeigu mes įnešėme. Labai gerai. Labai gerai. Vadinasi, 540 eurų jau gali įnešti daugiau negu 1050, taip? Nes Varsalė jau parodė, kad 540 eurų gali įnešti daugiau. Taigi, iš šitos sumos 40 eurų eina už internetinio ofiso aptarnavimą. Nes vos tik tai mes užsiregistruojame, mums kiekvienam yra atidaromas ofisas. Ir jame mes matome užsakymų lenteles, mes matome, kas užsiregistravo į programą, mes matome, kas nusipirko auksą iš mūsų komandos, mes matome, kaip pildosi užsakymų lentelė, mes matome savo sąskaitas, mes matome, kiek pas mūsų sąskaitoje yra pinigų, kiek aukso saugyklose. Tai yra visa aktuali informacija ir būtent 40 eurų yra už jos aptarnavimą visam kontraktui. Na, o 500 eurų tai yra mūsų depozitas arba išankstinis apmokėjimas už 7000 eurų vertės aukso rinkinį. Taigi, sumokame depozitą, mus pastato į užsakymų lentelę į 1 lygį. Kokios čia sąlygos, kad mes uždirbtume auksą? Sąlygos yra paprastos. Mes turime praeiti nuo 1 iki 4 lygio ir sąlygos, kad gautume bonusinį apdovanojimą, yra tai, kad mes turime parekomenduoti arba prareklamuoti šitą internetinę parduotuvę 2 naujiems klientams ir tą mes turime padaryti 1 arba 2 lygyje. Jeigu šitoje programoje mes tą galime padaryti bet kuriame lygyje, tai yra 1, 2 arba 3, tai šitoje Goldset standart programoje mes turime rekomenduoti būdami 1 arba 2 lygyje. Vėlgi, pildosi 1 lygis, užsipildė 1 lygis, lentelė skilo į 2 dalis. Šitas žmogus gavo savo bonusinį apdovanojimą, nukrito į sekantį užsakymą. Šitą pusę nuėjo dirbti savo, šitą pusę nuėjo dirbti savo. Viršum kiekvieno ketvirto susiformuoja naujos 8 vietos, na, o mes automatiškai atsidurėme 2 lygyje. Iš praktikos galiu pasakyti, kai mes esame 2 lygyje, yra geriausia, kuomet mes atliekame rekomendaciją. Tuomet geriausiai mūsų kietų pakvietimas
pakviesti žmonės arba rekomenduoti atidirbamų. Tačiau parekomenduoti mes turime būdami pirmame arba antrame lygyje. Vėl pildosi. 8-tukas, stalas kyla, mes atsidurėme 3 lygyje. Šitai pildosi. Pirmas lygis, o mes keliaujam iš lygio į lygį, kol atsidurėme 4 lygyje. Kai mes esame 4 lygyje, vos tik tai užsipildė pirmas lygis, mes išeiname į apdovanojimą. Šio apdovanojimas yra 3,5 tūkstančio eurų. Tai yra jau šiek tiek kitoks ir šiek tiek kitoks užduotis negu prieš tai programoje. Iš šitos sumos jau nebe 15, o 7% eina į lyderių programą, na, o mums už 3255 eurus yra nuperkamas auksas ir pastatomas į saugyklą. Ką su auksu galime daryti? Nesvarbu, kurioje programoje. Ar Gorch Hereus programoje, ar šioje Hereus programoje, auksą mes galime parsisiųsti savo nurodytų adresų į namus. Pasiuntimą vykdo vokiečių kompanija ITEL ir pasisiuntimas į Lietuvą kainuoja plius minus 75 eurus. Jeigu nori. Jeigu nenori, mes auksą galime laikyti sertifikuotose saugyklose. Jeigu laikome saugykloje, tai už saugojimą mokame 0,1% į mėnesį. Tai jeigu pas mus aukso saugykloje yra už 3,5 tūkstančio eurų, tai į mėnesį mes sumokėsime 3,5 euro už saugojimą. Tai aš kaip ir sakau, kavos puodelis kainuoja brangiau negu saugojimas sertifikuotose saugyklose. Kitas dalykas, čia yra galimybė. Arba mes laikome auksu, tačiau aš pati čia atėjau ne dėl aukso. Aš pati čia atėjau dėl to, kad čia galima pasirinkti, arba tuimi auksą, arba pasiimi pinigus. Taip, uždirbame mes auksą. Tačiau uždirbę auksą mes pasirenkame, ar mes laikome savo santaupas auksą, ar mes pasiimam pinigus. Ir jeigu mes nusprendžiam, kad mums reikia pinigų, mes auksą čia pat internetinėje parduotuvėje parduodama tel kompanija su mielu noru jį iš mūsų nuperka ir va tuomet pas mus sąskaitoje atsiranda pinigai. Ką su pinigais galime daryti? Pinigus galime persivesti į savo asmeninę sąskaitą, į bet kurį pasaulio banką. Pabrėžiu, į savo asmeninę sąskaitą. Mamos, tėčio, brolio, draugo, giminaičio sąskaitą pinigų nepervesime, nes tai yra pinigai. Ir kompanija įvedė tokį apribojimą tam, kad apsaugotų kiekvieno savo kliento pinigus. Startavus Gorch Hereus programai, kompanija pasirašė sutartį su Šveicarijos įmonių grupe ir mes turime galimybę užsisakyti Šveicarijos banko Mastercard debetinę kortelę. Ir jeigu mes turime šitą kortelę, mes pinigus galime persivesti. Štai yra tokia kortelė. Mes pinigus galime persivesti į šitą kortelę ir jau kortelę galim duoti mamai, tėčiui, broliui, draugui, bet kam ir išsiimti tą valiutą, kurioje šalyje esame. Bet nepatarpina, nesiduokite. Tiesiog Lietuvoje iki naujų metų mes galėjome išsiimti tiek litais, tiek eurais. Dar viena galimybė yra kuponai, partneriai apie juos žino, na, naujokam kol kas galbūt apie tai nepasakosiu, kad nebūtų per daug informacijos. Taigi, praėjome pusę užsakymo. Kas vyksta toliau? Toliau mes krentame į antrą užsakymų lentelę. Antra užsakymų lentelė yra lygiai tokia pati kaip ir pirma. Iš 15 vietų, iš 4 lygių, iš kurių vėl žemesnieji lygiai arba šitos 7 vietos užsakymų lentelėje yra užimtos, laisvas yra tik tai pirmas lygis. Kuo skiriasi antra užsakymų lentelė nuo pirmos? Lygiai tas pats kaip ir prieš tai programoje. Būtinybės rekomenduoti nėra. Rekomenduojam, greičiau pildosi. 8-tukas, greičiau einam iš lygio į lygį, greičiau išeinam į apdovanojimą. Nerekomenduojam, greičiau, lėčiau lentelė pildysis. Kas pildys šitą pirmą lygį? Mūsų ir žmonių esančių šitoje užsakymų lentelėje, jų komandos nariai. Pildosi. 8-tukas. Užsipildė 8-tukas, mes nusileidžiam lygių žemyn. Šitaip mes einam iš lygio į lygį. Ir kai esame 4 lygyje, vos tik tai užsipildė
ir vėl uždirbame 3,5 tūkstančio eurų. Iš kurių vėl 7% eina į lyderių programą, na, o mums už 3255 eurus nuperka investicinį auksą, išeinantį pagal tos dienos aukso kainą rinkoje ir pastatomas į saugyklą. Noriu pasakyti, kad už šitą sumą išeina investicinio aukso nuo 95 iki 111 gramų. Kodėl sakau nuo iki? Todėl, kad tai priklauso nuo aukso kainos rinkoje. Jeigu aukso kaina yra pakilusi, mums išeina mažesnis kiekis. Jeigu aukso kaina yra nukritusi, mums išeina didesnis kiekis. Tačiau fiksuota suma, už kurią perka auksą, yra šita. Vėlgi, ką su auksu galime daryti? Auksą galime parsisiųsti, auksą galime laikyti sertifikuotose saugyklose. Jeigu laikome saugykloje, mokame 0,1% į mėnesį už saugojimą. Jeigu aukso nereikia, reikia pinigų, mes auksą čia pat parduodam parduotuvėje ir pasiimam pinigus. Pinigus galime persivesti į savo asmeninę sąskaitą, bet kurį pasaulio banką. Pinigus galime persivesti į kortelę arba galime išsilyginti kuponų pagalbą. Užsakymas baigtas. Taip? Mes praėjome dvi užsakymų lenteles ir uždirbome aukso už 7000 eurų. Jeigu mes įnešėme depozitą 540 eurų ir uždirbome 200-220 gramų aukso, kurio vertė yra 7000, ir mes jau nebenorime čia daugiau būti, mes informacijai nuimam šitą varnelę, tuo mūsų užsakymas baigėsi. Tačiau, jeigu mes įnešėme depozitą ir mums tas patiko, ir mes čia norime dalyvauti ir toliau, ir mes šitos varnelės nenuimame, tuomet iš mūsų šito apdovanojimo bus minusuotas naujas 540 eurų depozitas ir mes vėl pasirašome naują užsakymą, vėl 2 užsakymų ciklą arba 7000 eurų. Jeigu mes reinvestavome, tuomet būtinybės rekomenduoti nėra. Rekomenduojam, greičiau pildysis 8, greičiau eisim iš lygio į lygį, greičiau išeidinėsim į apdovanojimą. Nerekomenduojam, nenorim, greičiau, lėčiau vis tiek pildysis ir mes taip išeisim į apdovanojimą. Tai štai tokia yra antroji programa. Na ir yra tikrai žmonių, kurie sako, nu super programa, nu noriu, nu bet neturiu nei 1050, nei 540 eurų. Nu bet labai noriu dalyvauti programai. Tokiems žmonėms yra sukurta trečioji programa, Gold Set Multicard vadinasi, ir šita programa susideda iš vienos užsakymų lentelės. Šita užsakymų lentelė yra iš 7 vietų, iš 3 lygių. Ir šitoje užsakymų lentelėje vėlgi žemesnėji lygiai yra užimti, laisvas yra tik tai pirmas lygis. Koks čia depozitas ir ką čia turime padaryti, kad mes uždirbtume atėjimą? Ar tai į šitą programą, ar tai į Gold Set standart programą. Čia depozitas yra 375 eurai. Sutinkit su tuo, kad 375 eurus jau daugiau žmonių gali įnešti, taip? Negu 1050, negu 540. Tiesiog kompanija sukūrė galimybę kiekvienam klientui pasirinkti, kuri programa jam yra labiau priimtinesnė. Ir jeigu mes pasirenkame šitą Multicard programą, iš 375 eurų 25 eurai yra už ofiso aptarnavimą, na, o mūsų depozitas yra 350 eurų. Sumokam depozitai nurodytą kompanijos sąskaitą, kaip ir minėjau, galima mokėti ar tai bankinių pavedimu, ar tai Mastercard kortelėmis, Visa Mastercard, ar tai kitomis elektroninėmis priemonėmis. Galime mokėti kuponų ir vos tik tai mūsų pinigai pakliūna į kompaniją, mūsų užsakymas pradedamas vykdyti ir mes
esame pastatomi į užsakymų lentelę į pirmą lygį. Ką čia turime padaryti, kad mes užsidirbtume ateimą į Goldline programą arba į 540 užsakymų lentelę. Čia sąlyga yra paprasta. Mes turime prareklamuoti šitą parduotuvę minimum 2 klientams. Ir tą mes turime padaryti, būdami pirmame, antrame arba trečiame lygyje. Pildosi. Pirmas lygis, tai yra 4. Vos tik užsipildė, žmogus stovintis trečiame lygyje gavo savo bonusinį apdovanojimą, mes perėjome į antrą lygį. Pildosi. Pirmas lygis, vos tik užsipildė, žmogus stovintis trečiame lygyje gavo savo bonusinį apdovanojimą, stalas kilo, mes atsidūrėme trečiame lygyje. Kai mes esame trečiame lygyje, vos tik užsipildė pirmas lygis ir mes esame įvykdę sąlygas gauti bonusinį apdovanojimą, mes uždirbame 1400 eurų. Iš šitos sumos 210 eurų arba 15% eina į lyderių programą, 140 eurų arba 10% yra kompanijos pelnas, nes jau nuo šitos programos kompanija pasiima savo pelno dalį. Na, o mes uždirbame 1050 eurų kuponą ir galime pasirinkti, ar tai ateiti į šitą programą, arba galim ateiti į Goldset Startup programą. Tai yra, mes patys renkamės, į kurią programą mes ateiname. Tai štai taip mes galime auksą užsidirbti ir šitaip mes galime dalyvauti programai, priklausomai pasirinktinai nuo to, kuri programa mums yra labiau priimtinesnė. O kai iš tos programos išeina tą kitą, taip, 51 reikia kviesti. Dabar jeigu mes praėję šitą Multicast programą, atėjome į šitą Goldline programą, mes esame čia taip. Kaip ir minėjau, sąlygos gauti bonusinį apdovanojimą turi būti šitoje programoje 2 mūsų, minimum 2 rekomendacijos. Tai, jeigu mes atėjome į šitą programą, tai kol tol praeisim 3 lygius šitoje programoje turi būti mūsų 2 tiesiogiai rekomenduoti žmonės. Jie gali ateiti iš šitos programos, jie gali ateiti naujai, jeigu atrasit klientą, kuris sakys, nu nenoriu, aš dalyvauju šitoje programai, aš ateinu įnešęs depozitą 1050. Tiesiog tam, kad gautume bonusinį apdovanojimą, turi būti šitoje programoje mūsų 2 tiesiogiai pakviesti žmonės. Taip, tai gali būti tie patys žmonės, kurie atėjo iš tos programos, atėjo į šitą programą. Tai štai tokios programos, štai kaip mes galime auksą užsidirbti. Dabar užduokit klausimus, nesvarbu iš kokios programos, mielai atsakysiu, prašau. Viešpatie, lentelėje aiškiai surašyta, skaičiuoti, kas ir neaiškiai skaičiuoti. Žinokit, viskas yra paprastai sąlygose. Sąlygose parašyta, kiekvienas klientas turi parekomenduoti minimum 2 žmonėm. Noriu paklausti, kas perskaitė sąlygas registruodamasis? Super! Daugiau negu 50%. Tie, kas perskaitė sąlygas, tie žino, ką mes turime padaryti. Čia jau yra kitas klausimas. Čia jau priklauso nuo to, ką mes šnekame, kai mes registruojam. Žmonės ir kaip pristato programą. Jo, čia mes dabar tos klausimėlius visus skaitytai jau čia mūsų komandos formavimo, to jau kalbėsim šitą klausimą. O dabar į programą. Ar yra dar konkrečių klausimų? Niekam neįdomu? Įnešėm ir nebeįdomu grafiką. Laukiam. Tai aš kaip ir sakau, garantijos. Visų pirma, man asmeniškai tai buvo labai svarbu, pasirenkant programą, kompaniją. Kai mes startuojame pagal vartotojų apsaugos įstatymą, mes turime 14 dienų, per kurias mes galime išeiti iš programos. Ir jeigu 14 dienų laikotarpyje mes
nusprendžiam, kad mes nenorim dalyvauti, nesvarbu, kurią programą pasirinktume, mes informuojam kompaniją, kad mes išeiname iš kompanijos ir 14 dienų laikotarpyje mums sugrąžina visus mūsų įneštus pinigus, tai yra visą depozitą. 14 dienų laikotarpyje. Tai yra, kai mes užsiregistruojame ir apsimokame, mes turime beveik pusę mėnesio žiūrėti, aiškintis, domėtis, dirbti. Ir jeigu mes 15 dienų laikotarpyje nusprendžiam, kad nenorim, informuojam kompaniją, kompanija grąžina įneštus pinigus. Jeigu praėjo 15 dienų ar daugiau ir mes padirbę nusprendėm, kad mes nenorime čia būti, tuomet mes informuojame savo sponsorių, kad mes nedirbsime. Tuomet mes esame, daleiskim čia, taip, ir pasakom savo sponsoriui, kad mes nedirbsim. Tuomet mus užstatys. Čia galbūt pastatys šitas žmogus, čia gal šitas žmogus pastatys. Vis tiek pildysis užsakymų lentelė, tai yra pildysis lygiai, mes eisim iš lygio į lygį ir kai mes praeisime visą užsakymą, tuomet mums už depozitą nuperka auksą ir pastato į saugyklą. Taip, 40 eurų, 50 eurų iš Goldline programos ar 25 eurų iš Multicard programos. Taip, šitų pinigų negrąžins. Bet už 500 eurų mums nuperka auksą ir pastato į saugyklą. Tai yra, kaip ir sakau, rizikos kaip ir nėra. Kitas dalykas, jeigu mes nusprendžiam, kad mes nenorime čia būti, tai yra praėjus daugiau negu 15 dienų, kad mes nenorim būti, mes galime, turime galimybę damokėti iki 7000 ir tuomet mums nuperka už 7000 auksą ir mes išeiname iš programos. Tai yra šitokios galimybės pasitraukimo. Kitas dalykas, šitos vietos yra parduodamos, dovanojamos ir paveldimos. Tai pas mane komandoje buvo atveju, kai šitos vietos buvo parduotos, sponsorius gali parduoti, bet neprivalo. Ir kas gerai? Žmogui nereikėjo laukti, kol jisai praeis viso užsakymo, kad susigrąžintų 500. Tiesiog į šitą vietą atėjo žmogus, kuris gavo vietą aukštesnėme, jis greičiau išėjo į apdovanojimą, o šitam žmogui, kuris išėjo iš programos, atgavo savo pinigus ir tiesiog nereikėjo laukti, kol atgaus savo 500. Na ir galutinis dalykas iš garantijų, kas yra labai svarbu, tai yra nematau kurausias, tai yra pats produktas. Tai yra tai, kad auksas neišeina iš galiojimo. Jisai nesugenda, jisai nesurūdyja. Šitam produktui nereikia laikyti sandėlių, nereikia kaupti jo kažkiek. Pats produktas yra, aš kaip ir sakau, unikalus. Kitas dalykas, jeigu mes kalbame apie kitas tiesioginio pardavimo kompanijas, kiek jūs žinot kompanijų, kad klientas nusipirkęs produktą po metų ar po 2 galėtų parduoti atgal kompanijai šitą prekę. Kiek žinot kompanijų? Nėra tokių. O mūsų kompanija, Global Intergold, jeigu mes 2 metus laikysime saugykloje, kompanija su mielu noru tą auksą iš mūsų nupirks. Aš kaip ir sakau, tai yra pakankamas dalykas kaip iš garantijų. Argi nenuostabu? Tai štai tokios garantijos. Prašau. Jeigu vienas iš tėvų būtų Viena vienintelė vieta. Klonuoti čia negalima. Jeigu vyko toksai dalykas, kad mes paveldėjom, tuomet išimtinai mes turėsim dvi vietas. Tai čia yra vienintelis toks išimtinis atvejis. Bet tai aš dėl ko todėl, kad daugumoj tai dirba visi šeimom. Tai yra, aš kaip pasakau, tuomet bus dvi vietos. Kokių dar klausimų, gal jau atsirado? Tuomet gera žinia yra ta, kad kol kiekvienas neužduos po vieno klausimo,